Sveiki, labas rytas. Taigi šiandien trumpa informacinė laida. Labas rytas, kas prisijungėt. Šiandien trumpa informacinė laida. Tai žodžiu, pasižiūrėkim, kas vyksta Lietuvoje, kas vyksta už Lietuvos ribų. Ir patransliuosiu tokį vaizdo įrašą TV3 ir tada žodžiu aptarinėsim, kokia situacija yra su NATO, kam reikalingas NATO, ar iš viso reikalingas. Tai matot, Rusijos tanklaivį norėjo užgrobti, bet nepavyko, nes atskrido naikintuvas Rusijos gelbėti to tanklaivio. Ir jie pareiškė, kad manevravo, žodžiu, kaip čia jie sako, netiksliai kažkaip, neatsargiai manevravo, tuoj pasiklausysim dar sykį. Jo, pavojingai manevruodamas. Tai vat matot, matomai girti buvo, tai žodžiu, rusai, kad ir kas bebūtų, nors ir girti prigėrė, šoko nuo stalo ir atskrido gelbėti saviškių. O ką NATO? NATO iš viso net nepajudėjo. Žmonės, tie, kurie remėt karą, kur jūs buvot? Kodėl neduodat NATO pinigų? Duokit NATO pinigų, jie neturėjo kurui pinigų. Viskas, neatskrido. Jie vaikščiojo po Ameriką, bandė susirinkti pinigų, kad atskristi, išgelbėti kažkokius tai lietuvius. Kur jūs esat, žmonės? Va, visiems kėlė grėsmę, kurie ten buvo. Tai žodžiu, gerai, kad ten nieko nebuvo, buvo tik tai vienas tanklaivis ir rusų naikintuvas. Politikai pripažįsta, kad NATO bijo. Jie neturi pinigų atvykti iki ten. Tai žodžiu, duokit pinigų jiems. Renkat pinigus ir savo pasimat visus. Tai va, Putinas į derybas netvyko. Putinas ir neturi vykti. Kodėl jis turi vykti? Kelintą kartą jau apgavo Zelionką, kodėl Putinui ten vykti. Žodžiu, derybos, kaip matot, visi kanalai praneša, kad neįvyko. Iš tikrųjų, negaliu pasakyti, kieno tiesa. Mano duomenimis, žodžiu, sumaišė miestus. Rusijos delegacija buvo atvykusi, laukė jų Stambule, kaip ir buvo sutarta, o Ukrainos delegacija, pasinaudojusi matomai Amerikos navigacinė sistema, supainiojo miestus ir nuvyko į Antaliją. Tai žodžiu, ir taip jie nesusitiko. Gal pavyks jiems šią savaitę susitikti, ar gal kitą savaitę, kas čia dabar žino. Žodžiu, tokios klounadas daro ir įdomu, kas čia visą tą režisuoja. Ar čia visi tą režisuoja, ar čia Amerika režisuoja, kažkas čia režisuoja, nes jie patys taip nesugalvotų padaryti tikrai. Klausom toliau, kas čia. Tai va, Trumpas sako, kodėl jis turėjo vykti, jeigu aš nevykstu. Prie ko čia tas Trumpas iš viso, jeigu Ukraina tarėsi. Todėl čia vėl, čia neaišku, čia yra akivaizdu, matosi, kad kažkas kažką tai nedasako. Todėl žmonės, duokit daugiau pinigų NATO, reikia jiems pinigų, be pinigų nieko nebus. Taip, žiūrim toliau, kas čia. Taip, Darius Jucys rašo, tau reikėjo skristi. Tai žodžiu, finansuokit, aš nuskrisiu visados. Kur tik pasakysit, ten nuskrisiu, nėra problemų. Finansuokit, 100%, tuoj pat galiu skristi. Aš niekur nedirbau, galiu greitai nusipirkti bilietą arba pasamdyti privatų lėktuvą ir skristi. Tik tai mokėkit babkes. Jeigu surinksit, tada nuskrisiu visur, kur tik tai norit ir parodysiu viską ir pakomentuosiu viską tikslingai. Taip. Demolition man 3000. Kokius mokslus esate baigęs? Didelius mokslus. Aš jau ne vieną kartą sakiau, esu daug baigęs. Mano tie sertifikatai netelpa ant lentos 1,20 m ant 80 m. Todėl dėl mokslų galite nepergyventi. Jeigu jūs esat per daug išsimokslinęs, aišku, jums neįdomu, nes mes kalbam tik tai tiesą,
ir šaipomės iš tų, kurie per daug išsimokslinę ir nebemato realiosios tiesos. Jie pakilę tiek aukštai, kad nebemato, kas po kojomis dedasi. Z rašo. Привет, Kentas. Nu, привет. Tai va, tokios tai naujienos iš Ukrainos. Žiūrėjau, geresnių naujienų kol kas nenusimato. Visi tikisi, kad bus dar kažkas tai. Pranešė, kad vėl numušo vieną naikintuvą Ukrainoje, tai ukrainiečiai vėl dejuoja, kad nebeturi vienu naikintuvu mažiau beturi. Rašo, kap išsilaikęs bachūras. Nu, išsilaikęs, taip, teisingai. Kaip nebus išsilaikęs, reikia laikytis. Nes niekas manęs neišlaiko, reikia pačiam laikytis, todėl išsilaikęs, aišku. Problemų nėra, nesiskundžiu. Tai va, tokių šviežių naujienų norėjau pranešti. Kol kas daugiau naujienų kaip ir nematau rimtesnių. Ką aptarti, tai žodžiu, dėl NATO įdomus Arinukas parašė, nie, jis nebaigęs, nie. Ką reiškia nie? Čia nie nebaigęs, ko nebaigęs, neaišku. Žodžiu, NATO eilinį kartą parodė, kad pinigus visos valstybės, kurios moka už tai, kad NATO egzistuotų, bet nieko neveiktų. Z rašo. Maladės, tai daug spaudimo kaimynams sumes tariokan. Na, aš spaudimą neduodu niekam, jeigu nori užsiimti tuom, užsiimk, pasiimsi savo procentą. Jo ant sienos baudžiakai nebent telpa. Ant sienos gal ir telpa. Žodžiu, komentatoriai diskutuoja apie mane, tai žodžiu, rašo vėjus, nu, bet to ir tikėjaus, aš niekada nesitikiu gerų komentarų. Aišku, tikiuosi ir gerų, ir kad būtų naudingi ne tik man ir žmonėms, kad būtų naudingi patarimai, bet dabar dar kol kas tokių neateina. Daugiausiai tik ateina tie, kurie sugeba pasišaipyti, bet nemato savęs. Tai, žodžiu, norėčiau jiems palinkėti, pasižiūrėti daugiau į veidrodį, pasižiūrėti, ką jie nuveikė, ką jie veikia ir tada kritikuoti kitus. Aš ne vieną kartą esu sakęs, kad visų pirma, prieš kritikuojant, permėgokit su tą mintimi, tada pažiūrėsit, kaip reikia teisingai kritikuoti. Lagerėje laukia prezidentinė kamera. Gaidyno pakrašty. Demolition man 3000 rašo. Na, jeigu laukia, tai įvykit, gal jūs jau nespėsit paskui dar. Black Hole rašo. Aš esu iš Žemaitijos Pagodės. Norėjau tamstai pasakyti, galima kritikuoti NATO, bet tai geriau nei. Kas nei būti su rusais. Rusais negalima pasitikėti. Na, NATO, matot, irgi negalima pasitikėti, ne tik rusais. Žodžiu, jeigu nepasitikėti rusais, nepasitikėti NATO, tai akivaizdu, niekam negali, šiais laikais iš viso niekam negali pasitikėti. Kai kas sako, net patys savimi nepasitikė, nu, bet aš dar savimi pasitikiu. Kitais jau nepasitikiu ne vienu. Todėl, kad pasitikėjimo užsitarnauti, nežinau, čia dabar daug laiko turi praeiti, kad kas nors užsitarnautų tokį pasitikėjimą, kad negaliu pasakyti, pasitikėti rusais negalima. Kodėl negalima? Visais galima pasitikėti, tik tai reikia patiems būti doriems, sąžiningams ir todėl pasitikėti galės visais. Ir mums rusais nereikia pasitikėti, mums reikia savo gyvenimą kurti. Black Hole rašo, mums reikia susigrąžinti LDK
Mums reikia susiražinti LDK žemės ir mums tada nereikės bučiuoti šiknų niekam. Na, aš dėl tų LDK žemių nežinau, todėl čia tą diskusiją reikėtų išdiskutuoti, kas čia iš tikrųjų yra, nes aš to nežinau. Todėl, jeigu susisieksite elektroniniu paštu ar kaip nors, gal susijungsim per nuotolinį pokalbį, pasikalbėtumėm 1-2. Jeigu turite tokią galimybę, parašykite į elektroninį paštą gmbhinvest333@gmail.com arba prezidentas@snlv.lt. Darius Jucys 3. Nausėdos patarėjas būsi. Na, žodžiu, Nausėdai, ką ten Nausėdai reikia patarti? Nausėdai patarti, kad ragintų žmonės daugiau remti karą, daugiau remti NATO, atimkit paskutinius pinigus iš žmonių. Kuo greičiau, to geriau. Z rašo, pasitikėk manim, seniuk. Chatą perrašysi ir viskas bus gerai. Be problemų. Demolition, man 3000 rašo, aš pasitikiu KGB, kad juos užpisi tu niecas. Nu, žodžiu, matomai, šis žmogelis neadekvatus, jo ten tų daugiau nėra, net skaitysiu tų žinučių. Tai atima iš vergų, tai iš vergų yra atiminėję. Iš visų paprastų žmonių yra atiminėję. Jūs negalvokit, kad čia nukenčia turtingi žmonės. Visą laiką tokiais dalykais nukenčia pats žemiausias sluoksnis. Ir tas buvo visą laiką ir bus ir dabar. Todėl jūs nesitikėkit, kad kas nors ateis jūs ir išgelbės. Kol patys neatsistosit, kiek beliks jūsų, tol niekas jūsų negelbės. Parašysiu, galima bus aptarti, o dėl LDK šiaip atgavus nepriklausomybę po Pirmo pasaulio karo pagal teisę. Turėjau iš pradžių atkurti LDK, o tada jau toliau, nes dabar LR yra šiaip laikina. Nu jo, laikina, nes todėl dabar ir draskusi, jaučia jau, kad ateina galas. Ir todėl draskosi ir bando kiek begali iš žmonių išmėršti pinigų, kad prisikrauti savo turtus. Bet su tais turtais jie taip ir užsprings. Todėl negailėkim, duokim jiems kuo daugiau, kad greičiau užspringtų. Nu, tai faktas, kad atima, o kada bus pasakyta gana? Kada jūs pasakysit gana? Aš gana jau buvau pasakęs, bet žmonėms dar negana. Kol žmonėms negana, mes keletas žmonių, kad ir sakom gana, visiems neįdomu. Todėl kol visi nepamatys to realiai, nepatirs ant savo kailio, tol niekas nesakys gana. Tad laukim, viskas jau artėja, labai greit artėja. Black Hole rašo, na, aš noriu patikėti jūsų gerais norais ir jei taip, jų tiesų yra. Tikiuosi, greitai sulauksime jūsų. Na, iš tikrųjų, matot, jo, jeigu aš būčiau norėjęs kitų dalykų, aš jau buvau aiškinęs anksčiau, man siūlė 2 milijonus eurų už Lietuvos valstybę. Paskui bandė jėgą perimti, bet nepavyko. Todėl jeigu būčiau norėjęs, būčiau seniai ir piniguose maudysis, ir gal jau būčiau užlinkęs kur nors, tai žodžiu, bet manęs pinigai nedomina, man domina normalus gyvenimas. Jo, man gėda žiūrėti į tuos lietuvius, už save negali pastovėti, eikit Seimą deginti. Na, Seimą deginti nereikia, reikia protingai, yra protingi veiksmai, ne vieną kartą esu pasakęs, kaip reikia padaryti. Todėl nereikia deginti, viską galima padaryti taikiu būdu. Tik tai reikia daryti. Bet
Tas reikalas dar nepribrendo, matomai, dar lietuviai nėra prispausti ant tiek. Todėl lauksim, tikėsimės, kad atsibus. Lukas rašo, kur čia duoda tos milijonus, paimčiau aš. Aš nežinau, kur čia duoda tos milijonus, apie kokius milijonus kalbi, kas kur dalina. Todėl, nežinau, dėl kokių milijonų čia jau pradėjot peštis. Žodžiu, ir vienas ir kitas jau rašo tik milijonus, duokit man pinigų. Aš neturiu, niekam neduodu ir pats neimu. Gaila. Nu, gal gaila, gal ir ne. Matot, jūs pagalvokit pats, kur dėtumėte tą milijoną, jūsų gyvenimas sužlugtų. Nes jeigu tu uždirbsi milijoną, tu suprasi, kas yra pinigai. O jeigu tu gausi tą milijoną, tai žodžiu, pasižiūrėk, kiek milijonierių yra laimėjusių. Visi jie nuskursta dar labiau. Todėl neapsigaukit, pinigai yra, kaip čia pasakyti, dideli pinigai yra didelis vargas. Aroniukas rašo, ką daryti reikia, kad būtų geriau. Nu, daryti, kad būtų geriau, reikia eiti į darbą, dirbti, užsidirbti pinigų ir gyventi. O šiaip yra sukurta Lietuvos valstybė, reikia pereiti į Lietuvos valstybę ir gyvensite tikrai geriau, bet kol kas nėra norinčių daug. Žodžiu, rašo, kad nusipirktų būtų ir matomai užsiimtų nuomą. Nu va, nusipirktum būtų daug ir, žodžiu, apkrautų tave mokesčiais ir galvotum, kad reikia parduoti jau tos būtus. Todėl, aišku, gal ne visi taip nemoka su pinigais elgtis, bet dideliai pinigai, dideli vargai, žinokit. Ką galiu pasakyti, su ta problema buvau susidūręs, todėl galiu pasakyti, kad taip yra. Nes nežinai, kur padėti, kaip juos teisingai, kur investuoti ir taip toliau. Tai žodžiu, pinigai, visur tik pinigai. Aroniukas čia taip sakė Lukašenka, kad reikia dirbti. Nežinau, ką tau sakė Lukašenka, aš į tavo pokalbius neteinu, nežinau, nesiklausiau. Man niekas neįsakinėja, aš gyvenu savo galvą, remiuosi savo galvą. Kai dirbau valstybės reikalais, rėmiausi teisės viršenybę, kad viskas būtų teisėtai, sąžininga ir dora. Ir taip pradėjau savo gyvenimą tvarkytis. Todėl aš negaliu priimti ne vieno žmogaus paliepimą ar kažkokį tai įsakymą, ką man daryti. Aš tik tai, jeigu parekomenduoja ką nors, aš apsvarstau. Gal kažką tai tiksliai, nes, kaip sakoma, viena galva gerai, ar kaip ten yra, žodžiu, bet dvi dar geriau. Tai žodžiu, visą laiką aš nuomonės išklausau ir tada priimu sprendimą, kieno klausyti ar neklausyti. Ir nepuolu niekad stačia galva. Tai va. Bent jau dabar nebepuolu. Anksčiau, aišku, būdavo, kad viską greitai darydavau. Dabar pradėjau atsipalaidavęs dirbti, nebeskubėdamas, nes skubus darbas, kaip čia pasakyti, naudos neduoda, jis daugiau tik nuostolių atneša. Bent jau taip iš praktikos galiu pasakyti. O kaip iš tikrųjų ir kitiems negaliu pasakyti, bet greičiausiai irgi tas pats. Tai va. Klausia, Girdai, klausyk, kur pinigus padėjai? Kur padėjau? Turiu kišeniai, piniginiai turiu. Turiu ir piniginiai, ir dar stalčiui turiu prisidėjęs. Nori kokį buntelį, galiu duoti tau. Kiek tau duoti pinigų? Nori?
Čia yra 125 tūkstančiai eurų. O užtektų tau šią vakarą pagerti? Ar pragertum per šį vakarą? Kaip manai? Geri pinigai ar šiaip? Jo, klausia, ar neuždarytas dar? Aišku, neuždarytas. Kodėl mane turi uždaryti, nes aš nenusikaltėlis. Tai ką nuveikė Lietuvos labui tuose institucijose? Na, ką nuveikiau? Negaliu pasakyti, apie kokias institucijas kalbat, bet Lietuvos labui tai daug nuveikiau. Todėl akivaizdžiai, kas seka iš anksčiau, žino, kad yra įkurta Lietuvos valstybė ir paskelbta visam pasauliui, todėl čia yra didelis darbas. Binkis rašo, vardink, kas tas daug. Nu, reikėjo sekti ir būtumėt matę. Eurai gerai, bet dar geriau litai. Tai gaila, kad juos sunaikino valdžia. Aš tam sutikimo nedarau. Jo, iš tikrųjų, gaila, kad sunaikino, bet mes siūlome naujus litus įvesti, tai buvom pasiūlymą išleidę, todėl ta tema dar neuždaryta, dirba žmonės, atidarysim banką, kurio pinigai bus tik tai litai. Aišku, kol kas bus tik tai skaitmeniniai, kadangi išleidimui, matysim, kada nors išleisim ir į grynus litus, tai žodžiu, Lietuvos taupomąjį banką atidarinėjam, kuriame žmonės, laikydami pinigus, gaus procentus kiekvieną dieną, priaugs procentai. Nebus taip, kaip visose bankuose, kad turi mokėti už kortelę, turi mokėti už tai, kad laikai savo pinigus, turi mokėti bankui. Turi paaiškinti bankui, iš kur tu gavai pinigus. Viską turi jiems atiduoti ataskaitą, kitaip tu negali pasiimti savo pinigų. Pas mus tokių dalykų nebus. Todėl bus labai patogu visiems žmonėms laikyti pinigus mūsų banke. Rašo, labai laukiu, kada bus galima įsigyti popierinius pinigus. Na, matot, būtų gerai, aišku, greičiau sulaukti, bet viskas savo laiku. Tai va, tiek apie banką kol kas, nes paskui, kai įkursim jau tą banką, gal ir duosim reklamą, kad žodžiu, žinotumėt, o gal neduosim reklamos. Klausimas, ar gausite dvigubą pensiją iš abiejų šalių? Tai aš ne iš abiejų šalių gausiu, aš gausiu iš 4 šalių tada reiškia, nes aš ir Vokietijoje gyvenau, ir ten buvau partijos narys, ir Šveicarijoje gyvenau. Tai žodžiu, pas mane bus 4 pensijos. Klausia, su kuo kuriu tą banką? Na, čia yra paslaptis apie banko kūrėjus, jie nenori į viešumą eiti, todėl to neviešinsiu. Kai įkursim ir žodžiu, kai įkursim, bankas veiks, matysi tik tai prezidentą, kas bus banko prezidentas, o daugiau kitos informacijos jums nereikia žinoti ir nėra reikalo. Apie pinigus pašnekau, iškart šypsena, ot išdykėlis. Kai kursit banką, leisit jaunimui pirkti butus. Jo, ten bus dar lengvesnės paskolos, ten žodžiu, galės ne tik jaunimas, visi galės lengvai gauti paskolas ir paskolos bus realiais procentais, ne taip, kaip dabar, kad yra, pasirašo žmonės sutartį paskolai už 4% ar ten 2%, o realybėje moka 8 ir daugiau procentų. Kodėl taip yra? Todėl, kad yra papildomi mokesčiai, o žmonės to nematydami pasirašo ir paskui verkia. Tai žodžiu, todėl, kai imat paskolą, jumis apgauna, o pas mus to nebus.
Taip, padėkoja žmogus, ačiū tamstai, kad dirbate mūsų valstybės ateičiai, nors ir dar ne visi tai tą žino ar supranta. Jo, didžioji dalis nesupranta ir kiti, kad ir žino, nenori žinoti. Yra tokių žmonių, kurie sako, ai, aš šiandien darbą turiu, man viskas gerai yra. Man dzin, kas bus rytoj, man šiandien yra gera. Jo, po 105, nes dabar tai ant salotų nelieka, kai sumoku palūkanas. Rašo apie palūkanas žmogus, tai žodžiu, iš tikrųjų taip ir yra. Ir daugelis žmonių taip, suprantat, aš esu kalbėjęs su žmonėmis, sako, ai, jie gyvena Vokietijoje, nenori iš ten išvažiuoti. Sakau, ar jūs paklausit, kodėl jie nenori iš ten išvažiuoti? Ar jie negali išvažiuoti? Ir jie iškart susimąsto, po kiek laiko susitikė. Jo, sako, iš tikrųjų taip ir yra, jie negali išvažiuoti. Pasiėmė paskolų, namas, automobiliai ir taip toliau, viskas yra iš paskolų. Ir jie prisirišę visam gyvenimui ten gyventi, kol atiduos paskolas. Jeigu netiduos paskolas, jų vaikai atidavinės. Tai va, todėl žmonės, kas apsigavo, apsigavo. Ir kiti aiškiai nukenčia, praranda turtus ir taip toliau. Ačiū, kad palaikote, ačiū, kad pritarėte mūsų veiklai. Jo, mūsų tikslas irgi toks pats yra, mūsų svajonė, mūsų valstybės galingumas, kaip buvo anksčiau. Jo, mūsų irgi toks tikslas yra. Tai žodžiu, aišku, gaila, kad daug judėjimų Lietuvoje, kurie yra prieš dabartinę politiką, jie klaidina žmonės, jie nedirba žmonių naudai, jie tik tai drumsčia vandenį. Todėl gaila, kad dar nesupranta. Rašo, įmesk numerį, pasuksiu. Na, mano numeriai yra svetainėje nurodyti. Žodžiu, pasiieškokit, mano duomenys yra. Tik tokie nurodyti, yra Telegrame nurodyti. Mane labai lengva rasti. Žodžiu, Alfonsas Norvaišas, įsiveskite į Google, išmes 10 lapų, kur mane gali rasti. Ir aš niekada nesislapščiau, aš niekada nesislapstau. O numeris yra baltarusiškas, todėl yra WhatsAppas, Viberis, signalas, telegramas, va, visais kanalais tais galima nemokamai susiskambinti. Tai va, klausimas neduoda ramybės, iš kur bankas gaus pinigų, ar jums paskolą, ar dar kažką tai. Na, bankas pinigus jau turi, jam nereikės gauti pinigų. Pinigai į bankų yra. Ir nepergyvenkite dėl pinigų. Pinigų bus. Ir kas tvarkingai tvarko reikalus, pinigai yra tam reikalui. Jeigu jūs netvarkingai tvarkysite, tai pinigų nebus. Todėl gali dėl to nesirūpinti. Bankas pinigų turės ir nereikės paskolos imti. O tai kas atsitiko, kad taip atsitiko tau? Na, matot, man tai dėl politikos, matomai pradėjo sekti ir pamatė, kad mes linkstam į tokią pusę, kad žodžiu, pamatė, kad esu didelė grėsmė teroristiniai Lietuvos valdžiai. Ir pastatė žmogų, kuris apgaulės būdu mane įtraukė į pinklės, suklastojo bylą prieš mane ir to pasekoje nuteisė 1,5 metų. Bet visas vaizdo įrašus turiu, kaip apklausa vyko, kaip tyrėja netgi šaukė, buvo akistata vienos kaltinamosios ir manęs akistata buvo. Ir per tą akistatą ta kaltinamoji, kuri iš tikrųjų kalta,
Jos paklausė tyrėja, ar tu pažįsti tos žmonės, ten dar bendrininkus tokius. Jinai pasakė, kad pažįsta tos žmonės. Tyrėja pradėjo šaukti, tu negali pažinoti tų žmonių. Įsivaizduoji, pati tyrėja tai pradėjo šaukti. Ir tada jos advokatas sako, jo, tu negali tų žmonių pažinoti. Ir pakeitė parodymus. Tai įsivaizduokit, jau taip apklausa vyko. Apie teismą ten irgi visas įrašus turiu, kaip pagrindinė kaltinamojo buvo padaryta liudininkė, o paskui iš viso iš bylos išdingo. Tai žodžiu, teisėjos paprašiau, kad skirtų jai baudą, nors už melagingus parodymus, tai galva nuleidusi, aš tau uždėsiu baudą, kad tu trukdai teismui. Tai įsivaizduokit, ten akivaizdus. Vienas video yra YouTube įkeltas, galite pasižiūrėti. Kiti yra įkelti, bet kol kas jau netransliuoju, nes nenoriu, kad mano kanalą trumpintų. Todėl, jeigu kam bus įdomu, tuos įrašus galiu atsiųsti tiesiogiai į elektroninį paštą. Tai va. O kaip jums pavyko pabėgti iš kalėjimo? Na, vieną kartą pabėgti padėjo pabėgti pati milicija, bet aš grįžau atgal, pats grįžau, nes aš noriu jau dokumentus sutvarkyti. O antrą kartą išleido, nes nėra už ką manęs laikyti, tai žodžiu išleido, įsitikino, viską tiksliai ir išleido. Todėl aš nepabėgau iš kalėjimo. Prezidente, kada imsim valdžią? Nu, nežinau, kada jūs imsite tą valdžią, bet lietuviams dar nereikia. Kai lietuviams reikės, tada jie pasiims. Rašo, tu gal neturi ką veikti gyvenime. Taip, neturiu aš gyvenime ką veikti, tik tai dirbti, skleisti žmonėms tiesą, kalbėti žmonėms tiesą, bandyti kažkiek tai apšviesti protus, nors truputėlį, kad žmonės suprastų, koks šiai dienai iškrypęs pasaulis, kaip viskas yra perdėtai, kaip viską perdėtai apgaudinėja mus. Ramekas rašo, kas tu pranašas? Dievas siuntė. Atsiprašau, ne. Aš ne pranašas, manęs Dievas nesiuntė, aš pats einu su Dievu, todėl manęs Dievas nesiuntė. O gal jis taip ir siunčia, nežinau, žodžiu, aš negaliu įsitikinti tuo. Bet aš pats dirbu žmonių naudai. Mano gyvenimas toks yra, kad aš visą laiką žmonėm padedu. O man padeda Dievas. Tai žodžiu, mano toks gyvenimas apgailėtinas, bet nesiskundžiu. Man gyventi yra normaliai, galiu gyventi, todėl ir toliau padedu žmonėms, kiek begalėdamas. Šiai dienai, aišku, galiu tik tai informaciją skleisti, kiek įmanoma tikslesnė. Paršas rašo, gal norėtum susitikti, pastatyčiau išgerti ir šašlikų. Na, matot, aš negeriu, šašlikus, aišku, suvalgyčiau, o gerti aš negeriu, todėl nedomina jūsų pasiūlymas. Ačiū už pasiūlymą, kad rūpinatės. Aniukas rašo, pas tave anketa feikas. Kokia ta anketa? Ramekas. Žaibo Kirtis rašo, kur Vaitkų pakavojai. Na, aš kiek girdėjau, kad Vaitkų suėmė Lietuvos VSD, o kaip iš tikrųjų yra, negaliu pasakyti, nes tokių žinių niekur neradau. Niekas nieko nekalba apie jį. Greičiausiai suėmė tautos išdavikai, tai žodžiu, ieškokit Lietuvoje. Gelbėkit, kol dar turite galimybę, nes paskui padarys iš jo vienu žodžiu man pastringa žodžiai dabar ir lietuviškai kalbėti, ir rusiškai, ir vokiškai, žodžiu, sunkoka. Tai žodžiu, geriau gelbėkit, kol turit galimybę. Bulius rašo, ar domina V plus V?
Na, matot, jeigu būtų man toks polinkis, aš greičiausiai ne tą temą kalbėčiau, todėl manęs nedomina. O kam jis reikalingas, Aroniukas rašo. Čia tikriausiai apie Vaitkų. Nu, aišku, kam jis reikalingas, nes jis irgi neina Lietuvos naudai, jis ne to požiūriu yra, žodžiu, irgi neteisingai mąstantis žmogus. Aš jam sakiau, kad ne taip reikia daryti, bet jis nepaklausė ir išbėgo iš mūsų, tai žodžiu. Jo teisė rinktis, kokiu keliu eiti. Aš kaip ir sakiau ir sakysiu, ir taip ir darau ir darysiu. Nors ir gyvenu Baltarusijoje, nors ir į Rusiją važiuoju, ir į Baltarusiją, bet aš palaikau Lietuvos valstybę ir lietuvius. Todėl aš nesikišu į Rusijos, nesikišu į Baltarusijos politiką ir sakau, ir jūs nesikiškit ir viskas bus gerai. Taip, rašo, aš manau, Vaitkus yra mūsų valstybės išdavikas. Na, jis, kaip čia pasakyti, aš nemanyčiau, kad jis yra išdavikas. Jis yra tik tai kitokių požiūriaus kitokio. Jis labiau linksta prie sovietinių laikų. Todėl jo požiūris yra, kad grįžti į sovietinius laikus. O kad išdavikas, matot, jis yra toks žmogus, jis yra lengvai paperkamas. Jeigu mes būtume tada jam pasiūlę pinigų ir jis būtų šaukęs tada už mus. Žodžiu, jis nedirba savo įsitikinimams, o jis dirba pinigams. O geras, mano žmona iš Minsko, kai važiuosim namo, parašysiu, gal susitiksim. Jo, gerai, galit parašyti, galėsim susitikti. Jo, čia dar rašo, kad Vaitkus tarybinė lerva. Žodžiu, iš tikrųjų, taip, aš manau, kad jį papirkti gali bet kas, todėl kartais reikia žmonės pasižiūrėti giliau, rimčiau. Jūs žinot, kodėl mane apšmeižė, kodėl mane taip staigiai pradėjo rodyti per televiziją. Nes pamatė, kad mūsų pradėjo labai daugėti. Pamatė, kad mes pradėjom daugintis daugiau negu kad iškrypėliai dauginasi. Tai žodžiu, todėl staigiai papyrė ant manęs srutų, kad žmonės susipainiotų. Ir dauguma žmonių susipainiojo, bet čia taip turėjo būti, matomai, todėl aš nepergyvenu. Viskas bus normaliai ir viskas bus gerai. Jo, Nausėda irgi parsidavęs yra. Tai va, žodžiu, šiandien, manau, tiek aptarėme. Tai žodžiu, ačiū už dėmesį, ačiū, kad palaikote, ačiū, kad kritikuojate, aš stengiuosi pasitaisyti. Tad šiandien tiek, iki malonaus, te padeda mums Dievas.